Bahreine ir Kuveite vėl pasigirdo raketų perspėjimai, kai Iranas paleido 10 raketų ir dronų į Persijos įlankos šalis, kuriuose dislokuotos JAV pajėgos. Jordanija teigia perėmusi 3 Irano raketas, o Teheranas tvirtina, kad taikėsi į Amerikos karinius objektus visose 3 šalyse. Kataras pasmerkė šiuos išpuolius kaip Kataro suvereniteto pažeidimą. Daugiau sužinoti mums padės Ahmedas Kuzajus, politinis konsultantas iš Kuzaja Associates, prisijungiantis iš Bahreino. Ahmedai, labai malonu Jūs matyti į 24 News English eteryje šiandien. Irano retorika išliko tokia pati. Režimas tvirtina, kad taikosi į JAV bazes, o ne į Persijos įlankos šalis. Tačiau kai Iranas pakartotinai paleidžia raketas į Bahreiną, į Kuveitą, ar tokį skirtumą priima vyriausybės ar visuomenė, kur Jūs esate? Visiškai ne, ypač todėl, kad jų pareiškimai nesutampa su jų veiksmais. Jų pareiškimai visada ir nuolat teigia, kad jie smogia ir taikosi į Amerikos bazes, Amerikos interesus ir panašiai. Tačiau tai, ką matome realybėje, ypač vaizdo įrašuose, kuriuos rodėte pastarąją minutę, rodo tik civilinius objektus, į kuriuos buvo smogta. Vakar, pavyzdžiui, jie, turiuomenį dronas, nusileido ant sandėlio Kuveite. Tai civilinis objektas. Tai žinoma vietiniams Persijos įlankos gyventojams. Tačiau jie teigia, kad tai tas vaizdo įrašas, apie kurį kalbu. Jie tvirtina, kad tai Amerikos interesų objektas. Kas vyksta dabar, jie eskaluoja situaciją, kaip visada būdavo, kai Jungtinės Amerikos valstijos ar net Izraelis dalyvaudavo smūgiuose prieš Iraną. Vos tik situacija paaštrėja, naktį matome atsakomąjį Irano veiksmą ir eskalacija tęsiasi. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas šiandien vyksta Irane, tikimės, kad ši naktis mums nebus lengva. Kalbant apie tą eskalaciją, yra pranešimų, kad Iranas viename iš savo naujausių išpuolių prieš Bahreiną panaudojo kasetinę kovinę galvutę. Jei tai tiesa, tai būtų pirmas kartas, kai toks išpuolis įvyksta Bahreine. Jei tai būtų patvirtinta, ar tai reikštų reikšmingą Teherano atakų prieš Persijos įlankos valstybės eskalaciją? Ar Bahreinas imtųsi kokio nors atsako? Kaip Jūs sakėte, jei tas vaizdo įrašas ar medžiaga būtų patvirtinta kaip tikra, tuomet taip. Tai būtų didelė eskalacija. Tai rodo dar agresyvesnį Irano požiūrį. Šiuo metu, lyginant su ankstesniais karo etapais, žala, kurią Iranai padarė šį kartą, yra gerokai mažesnė. Tačiau tuo pačiu metu, kaip ir minėjote, Persijos įlankos lyderiai nuolat susitinka, kad suprastų padarytą žalą ir sudarytų planą, kaip elgtis toliau. Nebuvo lengva pasirinkti strategiją, kaip elgtis su Iranu, ypač todėl, kad Persijos įlankos šalys visada siekia taikaus sprendimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kas vyksta dabar, nemanau, kad tai yra pasirinkimas. Ir nemanau, kad Persijos įlankos šalys ilgai tylės. Ką turite omenyje, sakydama tai? Nes per 40 dienų karą mes iš esmės matėme, kad Persijos įlankos šalys tylėjo. Kas šiuo metu yra kitaip nei per tas praėjusias 40 dienų? Iš išorės mes vis dar matome tą patį rezultatą. Iš tikrųjų, žala, kurią padarė Iranai, dabar iš esmės yra tokia, kad šiuo metu mes pasiekėme tašką, iš kurio nebegrįžtama. O anksčiau per 40 dienų karą visi bandė ieškoti išeities, taikios išeities, kažkokio paliaubų, kažkokio deeskalacijos. Akivaizdu, kad niekas negali taikiai susitvarkyti su Iranai. Net omaniečiams, kurie bandė priimti viską, ką darė Iranai, dabar sunku tai padaryti, nes jie netgi įtraukė juos į bombardavimą. Ar šį kartą tai skiriasi, jei Izraelis nedalyvauja? Kadangi Izraelis iki šiol nesusidūrė su jokiais išpuoliais, Iranas dabar koncentruojasi į šias Persijos įlankos valstybės. Ar Persijos įlankos valstybės galėtų sureaguoti taip, kad parodytų, jog jos nebūtinai palaiko Izraelį, o tiesiog gina savo teritoriją? Abiem atvejais. Anksčiau ir net dabar Persijos įlankos šalys vengia viešai sieti save su Izraeliu karo klausimu, bent jau išoriškai. Tačiau šį kartą Persijos įlankos šalims nesvarbu, ar Izraelis dalyvauja ar ne, nors jos ir norėtų, kad jis nedalyvautų dėl to, koks yra Izraelis. Vis dėlto nemanau, kad tai yra pagrindinis veiksnys.
Kadangi Persijos įlankos ekonomika kenčia labiausiai, manau, artimiausios savaitės parodys mums kitokią Persijos įlankos valstybių kryptį. Jūs paminėjote Persijos įlankos ekonomiką. Prezidentas Trumpas atsisakė savo teiginio, kad Jungtinės valstijos ims 20% kompensacijos mokestį už saugų laivų perėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Jis pasakė, kad vietoj to Persijos įlankos valstybės investuos į Jungtinės valstijas. Ar turite kokių nors užuominų, ką galėtų apimti šie investiciniai sandoriai? Nesu tikras, bet Persijos įlankos šalis jau seniai investuoja į Jungtines valstijas. Tai nebus kažkas naujo, net jei tai taip ir pristatoma. O kalbant apie rinkliavas, kurias jis bandė įvesti, pagal tarptautinę teisę ir 1982 metų jūrų teisės konvenciją, jos yra neteisėtos. Nei Jungtinės valstijos, nei Omanas, nei net Iranas teisiškai negali uždaryti sąsiaurio. Jie negali taikyti jokių rinkliavų ar tranzito mokesčių. Ahmedas Kauzai prisijungė prie mūsų iš Bahreino. Visada malonu Jūs matyti į 24 News English eteryje. Labai ačiū. Ačiū Jums.